Ryžių. Atvarėm čia į kažkokią vietą ir dabar atvariau tualetą. Nu, tualetas kaip tualetas, klozetas, kriauklė. Bet pažiūrėkit su kokį view. Va, sėdi, savo prašau. Ir va toks vaizdelis. Belė ką. No, on one side Peter đã. One side Peter. Tomas renkasi švarkus dabar.ครับไม่ได้ How much? How much? Okay. Oh, okay, okay, fine. Peter, Up. มันจิ๊บ 108? Peter, Yeah, I know. Aš tiesiog skrolinu telefoną. Neskrolinu, ieškau kaip nusigauti iki spoto. Matėm, kad šitą varėstikę labai daug žmonių ir visada eilės. Tai sugalvojom atvaryti. Thank you so much. Su labai daug svogūno, ryžių, vištienos, daržovių. Niam. Tiesiog valgau ryžiai su vištiena, svogūnais, daržovėm. Tai vadinasi. Nežinau, tikrai nepasakysiu. Bet porcija gera ir neuždaug. Jo, nes prieš tai varėm į kitą restiką, tokį labai fancy, tai ten porcija labai maža buvo. Nelabai skanu buvo. Jie paprašė be svogūnų, tai man daugiau idėja. Kaip oras? Atsargiai. Biškį gaunam tailandietiško lietaus. Не знаю. Čia labai daug rusų. Net patys šitie puketiečiai šneka rusiškai, kainas viską rusiškai užsako. Prie mūsų prieina irgi su rusais, su mumis rusiškai šneka, nes galvoja, kad mes rusai. Taip, labai ne kažką. Bet sakė, kad labai skaniai žuvis. Nežinau, kaip išsiverčia iš jų ten kalbos jinai. Bet atrodo tokia sultinga visa ir niam. Bet skipinam šį kartą. Dabar atvarėm krevetės kepamum. Kažkur čia gatvėje prie pat kelio. Čia va mašinas važinėja. O čia va kep. Ir belia kiek žmonių rusų, aišku, laukia. Eilutėje. Thank you, bye-bye. Šitas bičiukas atrodo išgeras. Jo movementas yra labai keistas. Arba jis pavargęs. Arba jis pavargęs. Prisiuostas šitų dūmų. Žodžiu, gavom čia belę kokį vipstaliuką. Mums čia užduoda. Turim lempą netgi. Ir turim krevetės. Šiaip tai gerai atrodo. Gerai atrodo. Ir dar ekstra padažiuką davė, saldžiarūgštį spėjo. Vau, viskas už 100 batų. Ir tą lapą reikia čia jūsų valgyti. Nu, šiaip tai gerai tas lapas atrodo. Ir turim sea view, belė koks sea view, labai nieko nesimato. Atrodo kaip kaliūzai. Aš kaliūzai? Mhm. O, fuck. Žodžiu, sakėm, kad tas bičiukas su žalia maikė apsinešęs arba girtas, tai iš tikrųjų girtas, nes va, chebrytė ten baliavoja. Ten balis vapšė belė koks. Gerimukai, muzikytė, dainos. Visai nieko. Ar čia tvarėm prie jūros? Va taip, va vanduo paduoda. Nespėjai. Va tokia bangelė, karočią atėjo. Tu šlapa? Taip. Labai? Normaliai. Pakenčiamai. Gerai, gal einam. Einam jau?
Nu tiek. Pasiėmėm pirmą kartą su Tomu taksą. Per kokią programėlę? iDrive ar kažkas tokio. iDrive, kažkas tokio. Žiūrėjom per Boltą, nes visi siūlė, arba per Grabą, bet per Grabą žiauriai brangiai pasirodė važiuoti iš... Tokiu metu dabar pasiūlė 1200 batų. Boltas siūlė apie 700, o šitas 600 su centais. Tai Jo, tai šitas pigiausias pigiausias, variantas. bet čia mum vietinis rekomendavo, bet reikia būtinai turėti tada vietinį Tailando numerį, kad pavyktų prijungti prie tos programėlės, nes reikia numerį įrašyti. Tai čia, nu bet manau, kad visi SIM kortelę vis tiek pasiema, nes jinai būtina, nes Europos internetas belė kiek kainuoja čia, jeigu taip naudoti. Tai dabar mum nuo Puketo oro uosto iki Puketo salos apačios, nežinau, ten netoli jau pačio Puketo centro, bus 638, man atrodo, batai. Tai visai... Čia 40, ne, kem 3 ar kem 5 kilometrai, tai manau, Nu, gera šiaip daug. kaina. Jo, kaina. Geriausia iš visų 3 variantų. Ką tik radom veipukų dilerį. This how much you Į lagamina viskas sudėjęs. This can be for me. Oho. Tomas derinasi dėl veipuko kainos. 50 baht for baby for me นั่นนี่นะ 450 is my last price. It's my last price. 50 บาท my life price. 450เอาอยู่ก่อน 450. Okay? Kaip čia nepaimsi, kai taip rūkyt nori, jau net kaina nesvarbu. Gaunasi kažką? Toks va vaizdelis. Visai cool. Nematėm, kaip saulė nusileido, nes tiesiog už debesų pasislėpė. Bet šiaip geriau čia, negu ten, kur pilna žmonių. Tai pakrantė. Čia bent vieną. Bando užsimesti ir pagauti kažką. Aš tokių nemačiau. Ko? Krabų? Jo. Uga. Čia tai tikrai rėmės. Krevetės nesuprantu. Šiaip visai skaniai atrodo, bet Ką nori paimti?